yra diena? Kovo 11. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas. Tai mes čia tokį gimtadienį švenčiam. 20 metų sukako. 20 metų. Tai yra Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. O kelintais metais buvo priimtas aktas? Atkūrimo? Taip, atkūrimo būtent. 90. Taip. 1990. Taip. Buvo 11. O gal galite pasakyti datą, kuri buvo kovo 11-osios pirmtakė? Kaip jums? Tai 18 vasario 16. Taip, teisingai. Nu va. O Čia reikia suprasti, parašysit mums 10. parašysim būtinai. Kad mes čia viską žinom. Norėtume paklausti vis dėlto, kokia šiandien yra diena? Šiandien? Taip. Šiandien yra kovo 11 diena. Saulė šviečia, fantastinė diena. O kuo jinai svarbi Lietuvai? Ir su Lietuva, kad buvo atkurta Lietuvos nepriklausomybė pagaliau. Taip. Laukiam ir sulaukiam. Pagaliau sulaukiam. O kiek metų, sakykite? Tai uždaryk mane, tėvynė savyje, ir vieną gerą jam mintis uždaro. Ir jis uždaro vakarą naktis, o tu man atsakai, tavo laisvės. Tai uždaryk mane, tėvynė savyje, ir vieną gerą jam mintis. Šiaip nelabai. Bet tai mums paminėjimas labiau toks, kur reikia išeiti į visumą. Bendrauti su žmonėm. Patirti tai, ką reiškia būti su žmonėm. Patirti tai, ką reiškia būti lietuviu. Tai vis dėlto, kaip jums atrodo, ar užtektinai lietuviai yra motyvuoti būti patriotais? Taip, kai kurie ir didžioji dauguma. O kokiais būdais? O vėliavėlės turi paminį, reiškia, kiekvieną dieną ir panašiai. Kiekvieną dieną, ar ne? Jaučiatės patriotais? Taip, širdį. Vietų ir vėl pakartoti kovo 11-osios įvykius, ar tu eitum ir stovėtum už Lietuvą? Duokit man M16, daug pulko, davai. Šiais metais tai tikrai jau daug reikia. Pasakykite, kaip jums atrodo, ar jaunimas yra pakankamai motyvuoti būti patriotais? Nu, dalis tai yra motyvuoti. Dalis tai tikrai yra motyvuoti. Kurie galvoja kažką savo ateitį siet su Lietuva, sakysim, neišvažiuoti, nepabėgti, yra dalis motyvuotų vaikų. Čia gaunasi šventė, kad neiti į darbą. Tavo žinau, šventė neiti į darbą, o daugiau nieko. Žmonės ateina, o ko nori, kodėl ne? Nereikia į darbą. Net vėliavos, irgi mes, policijos rėmėjai, tai net žmonės vėliavų negali įsikelti kodėl. Jo per savo, tarkim, gimtadienį išsikelia vėliavą per kovo 11 ar vasario 16. Tai tikrai mažai motyvuoti žmonės. Nu, kaip šiandien atrodo, tai užtektinai daug žmonių. Yra padaryta spraga auklėjime, mokyklą pertvarkant po to, kai buvo nepriklausomybė atgauta. Tai padaryta aiškiai klaida, kad neakcentuotas užklasinis darbas jaunimo. Tai čia tą vis tik pripažįsta ir turime vilti, kad bus tos klaidos ištaisomos. Kaip manote, ar šiuolaikiniai žmonės bei jaunimas užtektinai motyvuoti būti patriotais? Nu, kai kurie išskyrus tos, kurie ten, aišku, nusistatė prieš Lietuvą ir visą laiką sako, kad nori išvažiuoti į užsienį ir tik tai darys veikiau. O jūs pačios? Kaip jaučiatės? Ar jaučiatės tikros lietuvės? Nelabai. Nelabai. Net nežinau, man atrodo, atsiranda didesnė įtaka kitų šalių ir mums tai yra daug įdomiau ir mes užmirštam savas tradicijas. Galit salės pagalba? Vasario 16 yra kelintais metais? 18. O. Taip, taip. Kokia šiandien diena viskai? Ypatinga visomis prasmėmis ir aš džiaugiuosi, kad mūsų valstybėje, kuri jau gyvuoja 20 metų, aš gyvenau ilgesnį laiko tarpą negu sovietinėje Lietuvoje. Tai iš tikrųjų aš įsivaizduoju jums, kaip studentams, tai irgi turėtų būti labai džiugi diena. Ir jūs, kaip sakoma, esate jau pagimdyti laisvės ir nepriklausomybės, bet aš tikiu, kad ta laisvės dvasia ir jumyse yra įsišaknyjusi. O šiaip tai iš tikrųjų, kai matai, kiek Lietuva prieš 20 metų pasiekė, tai tikrai nekyla net abejonių. Nors aišku, yra laikiniai ekonominiai nestabilumai, sunkumai, bet kada jų nebuvo ir kuriam pasaulio krašte jų nebuvo. Tai atrodo, ten, kur mūsų nėra, ten gerai. Bet aš tikiu, jeigu mes tokiais tempais eisime toliau, tai mes dar geresnių rezultatų pasieksim. Ir aš tikiu, kad ne vieną dešimtmetį, o šimtmečiais gyvos mūsų Lietuvos valstybė ir jos nepriklausomybė. Labai malonu, labai ačiū už jūsų nuomonę ir tiesiog norėtume... Kauno kolegijos atributika, taip pat ženkliukas su Kauno kolegija, kad esate tikras lietuvis. Gerai, ačiū. Pasakykit, tai vis dėlto, kiek metų jau mes laisvi esam? Po atkūrimo? 20. Esame laisvi.
Antrą kartą? Antrą kartą. 20. Taip, tu laisvi esam. 20. Taip, teisingai, ačiū Jums atsakymus. Tada tas, kada sugalvoti. Labai ačiū už Jūsų atsakymus. Dėkui, kad atsakėte, apdovanojame Kauno kolegijos banknotą ir lankstinuką Čia apie gal mūsų berniukų kolegiją. labiau, kad stojant čia apšviesti apie fakultetus. This is I am a Lithuanian and Kaunas College. Wow. Prašau. Apdovanojame Kauno kolegijos lankstinukus. Čia suvos palaukite. Tai, kad Jūs esate tikrais lietuviais. Ačiū. Ir nori studijuoti, gal jau pradės greitai studijuoti. Tai Anūkai studijuos, čia visiems bus. tikrai, manau, nepamaišys, kad Jūs esate tikros lietuvės. Ačiū. Ačiū. Buvome. Tikras lietuvis. Kauno kolegijos. Ačiū. Ne, kažką, palaukit, ir duosiu ženkliuką. Vaikučių ženkliuką. Ir ženkliuką. Neįsigursi? Ačiū. Ačiū Jums. Vilkas geležinis staugia virš galvos. Tartum sargas Lietuvos. Vėliava trispalvė kelki virš galvos. Ginti laisvę Lietuvos. Čia Lietuva. Čia Lietuva. Dega kūnais amžinai. Čia Lietuva. Čia Lietuva. Galėsi iš kapo nežinai. Čia Lietuva, čia gimtinė mama, čia mano didelė šeima. Galima. Šių, skanau. Kauno kolegija. Taip,